Šiandien aš noriu su jumis pasidalinti būtent, ką mes turime papildomai šalia bazinių programų. Tai vienas iš papildomų produktų šalia bazinės programos, o bazinė programa minimali, tai yra rytinis kokteilis, vakarinis kokteilis, Power kokteilis arba Basicas su Activize plus Restoratas, kurie užpildo 80% dienos poreikio. Tai šalia ko mums reikėtų, tai iš principo reikėtų, norint geriau jaustis, sakykime, turėti stipresnę kraujotaką, turėti geresnę kraujotaką, stipresnės kraujagyslės, stipresnę širdį, tai mums be abejo reikia gerųjų riebalų. Ir va čia jūs matote Generation 50+, aš rankoje irgi laikau šitą produktą. Tai kuo ypatingas šitas produktas? Tai yra sausi riebalai. Tai yra riebalai, kurie yra miltelio formoje, jie sąlytyje su vandeniu ištirpsta ir mes juos dedam į rytinį Power kokteilį. Dėl to jūs ekrane matote Power kokteilis kartu su Generation 50+. Mūsų gydytojų taryba, o jų yra virš 350, jie rekomenduoja šitą produktą netgi nuo ne 50+, nes jūs matote ant pakuotės, kad 50+ parašyta, bet nuo 40+. Kodėl? Į šitą produktą įeina ingredientai, kurie gali padėti lėtinti mūsų organizmo senėjimą. Tai yra mūsų organizmas sensta, tam tikri procesai lėtėja, regeneraciniai procesai lėtėja, mūsų gebėjimas apsisaugoti nuo laisvųjų radikalų, nuo ultravioletinių spindulių, jisai irgi silpnėja. Ir va šitas produktas 50+, jisai ką daro? Jisai būtent padeda žmogui lėčiau senti. Mes sensim vienaip ar kitaip, bet tiesiog šitas produktas prisideda prie lėtesnio senėjimo. Ir šiai dienai, ką mes turim šitam produkte? Turime omega-3, tai omega-3 yra būtent veganiška ir čia labai pabrėšiu, šitas produktas yra tinkamas ir veganams. Tai yra ne iš žuvies omega-3, o būtent iš dumblių. Ir tų dumblių buvo apie 200, iš kurių kompanija rinkosi būtent tą dumblį, kuris turi geriausią polinesočiųjų riebiųjų rūgščių santykį. Tai čia yra omega-3 ir jinai ką daro su mūsų organizmu? Tai yra ir širdies kraujagyslių ligų profilaktika, tai yra mūsų smegenys. Jūs žinote, kad jeigu iš smegenų ištraukti drėgmę, vandenį, tai juose liks 60% riebalų. Ir vat būtent mes tą riebalų kiekį, gerųjų riebalų kiekį organizme turim visada palaikyti. Tai omega-3 yra svarbus dar ir tame, kad šiai dienai su mityba žmonės gauna labai didelį kiekį omega-6. Ir tada tas omega-6 ir omega-3 santykis, jisai yra netinkamas, kokia prasme? Jisai žaloja mūsų kraujagyslės ir tada, kas atsitinka, tai yra infarktai, insultai. Tai vat būtent labai reikia stebėti omega-3 ir omega-6 santykiai. Tai čia Generation 50+ turi omega-3 veganišką. Kas dar gerai, omega-3 jinai yra profilaktika senatviniam dimensijom. Tai reiškia Alzheimeris, Parkinsonas ir taip toliau. Ir anksčiau buvo normalu, kad 80 metų žmonės turėjo kažkokią senatvinę dimensiją. Šiai dienai norma, jūs neįsivaizduojat, nepatikėsit, tai yra 30-40 metų. Jau 30-mečiai, 40-mečiai patiria tam tikrų dalykų su atminties sutrikimu, taip, su, sakykime, koncentracijos sutrikimu ir taip toliau. Tai yra iš tikrųjų žiaurūs dalykai. Kodėl? Dėl to, kad realiai mityboje yra didžiulės spragos tų gerųjų riebalų. Tai va čia mes turim omega-3, turim kofermentą Q10. Kofermentas Q10 tai yra energijos šaltinis. Tai yra kiekvienas mūsų organas, jisai turi funkcionuoti taip. Aš jums parodysiu va šitą paveiksliuką, specialiai jį pasiėmiau, tam, kad jūs pamatytumėte, kas vyksta su mūsų organizmu po tam tikrų metų. Kai mes esam jauni, kai mes žiūrim į vaikus, pas juos kofermentas Q10 sintetinamas natūraliai. Su metais mūsų organai, mūsų organizme mažėja to kofermento Q10. Ir pažiūrėkite, kas atsitinka, pavyzdžiui, kai žmogus turi 80 metų, kiek procentų pas jį kofermento Q10 lieka širdies raumeny. O širdis nesusitraukinės be kofermento Q10. Po 30 mūsų organizmas nustoja sintetinti būtent šitą kofermentą. Ir ką tada mes turim gauti? Arba iš maisto, bet jeigu iš maisto negauname, mes turim tai gauti su papildomu maitinimu. Tam, kad tiesiog mūsų organizmas galėtų funkcionuoti. Tai yra, jeigu širdelė, sakykime, joje liks apie 20% kofermento Q10, jinai tiesiog sustos. Tai vat kofermentas Q10 tai yra širdžiai,
tai yra mūsų energiniams procesams, tai yra medžiagų apykaita. Jeigu norit numesti svorį, netgi buvo darytos studijos, kad jeigu trūksta kofermento Q10, svorį numesti yra sunkiau. Dėl to, kad ląstelės jos neturi energijos regeneruotis, dalintis ir taip toliau. Dar kitas momentas tai yra jaunystės šaltinis. Kofermentas Q10 yra jaunystės šaltinis. Tai dabar žiūrėkite, ką mes turim čia. Omega 3, kofermentą Q10, Generation 50+, turime liuteiną su zekstantinu. Šiai dienai mums būtina saugoti savo akis. Kiekvienas žmogus labai daug laiko praleidžia prie mėlynosios šviesos. Tai vat būtent liuteinas su zekstantinu, ką jie daro, jie saugo tinklainę nuo mėlynosios šviesos. Tai yra stiprina mūsų akytes. Tai yra šitas riebalas ir dar vienas dalykas, tuoj pasakysiu, tai yra izoflavonas. Ir čia kas įdomaus, kad izoflavonas būtent yra iš sojos daigų, kurie yra apdoroti garais. Tai yra tam, kad biologiškai aktyvios medžiagos išliktų aktyvios. Ir ką daro izoflavonas? Jisai tinka tiek moterims, tiek vyrams. Moterims tai yra mūsų estrogenai, tai yra mūsų hormonų pusiausvyros palaikymas, labai puikiai tinka, jeigu yra sudėtingesni PMS atvejai, jeigu yra jau prasidėjęs klimakterinis periodas, tai yra menopauzė. Vyrams tai yra prostatos profilaktika, plus visiems žmonėms, kurie jau turi 40, 50 ir daugiau metų, tai yra nervų sistemos palaikymas, tai yra osteoporozės profilaktika, tai yra tam tikrų netgi uždegiminių ir vėžinių procesų profilaktika. Vat būtent izoflavonas. Ir kas čia dar įdomaus įdėta? Čia yra raudonas ženšenis. Raudonas ženšenis, jisai skaitėsi nuo pat tolimųjų rytų medicinos laikų, kad tai yra gyvybės šaknis ir būtent ta gyvybės šaknis, ką jinai čia daro. Po 50, kada trinka hormonų apykaita, mūsų organizmas netenka gebėjimo normaliai miegoti. Tai reiškia, kad pas mus miego fazės jos labai sutrinka. Ir ką daro izoflavonas su raudonu ženšeniu, jie labai pagerina miego kokybę. Tai yra tiesiog žmogus normaliai gali išsimiegoti. Tai vat 50+, tai yra omega, kofermentas Q10, liuteinas su zekstantinu, tai yra izoflavonas ir tai yra raudonas ženšenis. Ir viskas yra viename. Tai yra labai patogu. Ryte realiai yra poweris, taip, sakykime, poweris tai yra mūsų skaidulos, vitaminai, gerosios bakterijos, taip, ir Generation 50+. Tai yra pilnavertis rytinis kokteilis ir realiai nereikia jokių atskirų papildomai kapsulių, tablečių ir taip toliau. Tai iš tikrųjų labai patogus būdas palaikyti savo nervų sistemą, kraujagyslių sistemą, širdies darbą, medžiagų apykaitą, miegą, hormoninę sistemą. Tai va, tai šitas produktas orientuotas į tai. Antras produktas, apie kurį šiandien noriu pakalbėti, tai yra Junior Power Cocktail. Ir tai yra produktas, kuris skirtas ne tik vaikams. Vaikams iki 12 metų taip, tai yra produktas, kuris skirtas nėščiosioms ir žindančioms, tai yra produktas, kuris skirtas vyresnio amžiaus žmonėm, kurie turi daug lėtinių ligų. Ir va šitas Power Cocktailis, tai yra tai, ką mes suaugę, sakykime, geriam Powerį su Restoraitu, tai čia yra vaikiška forma, vaikiška pakuotė, vaikiška sudėtis ir kas labai gerai, kad tai yra saugios dozės ir nėra rizikos perdozuoti. Tai yra unikalus produktas, kuriame čia yra ir vitaminai, ir mineralai ir jie padeda palaikyti stabilę nervų sistemą, jie leidžia vaikui vystytis geriau, jie leidžia ir padeda būtent koncentruotis, mokinantis, taip pat stiprina imuninę sistemą, kaulų sistemą, dantis, raumenų palaikymui ir kas labai įdomu, čia yra antiparazitinė programa. Tai yra vaikučiai dažnai, dažnai gali turėti tam tikrų parazitų savo organizme. Ir vat būtent į Power Cocktailį yra įdėta antiparazitinė programa tam, kad tiesiog profilaktuoti tam tikrus, sakykime, negerumus, kas gali būti pas vaiką viduje. Ir tai daro ir ajurvedinių prieskonių mišiniai, kurie čia yra, ir tai daro irgi polifenoliai. Ir turėkite omeny, kad polifenoliai, jūs dar girdėsite apie šitą medžiagą, tai yra tai, kas yra augaluose ir kas saugo augalus nuo vabzdžių, nuo saulės, nuo vėjo, nuo šalčio ir taip toliau. Tai va šitie polifenoliai realiai juos
vartojant, ką jie daro, jie saugo mūsų ląsteles irgi nuo virusų, nuo infekcijų, nuo laisvųjų radikalų ir taip toliau. Tai vat vaikiškas junioras, jisai yra vartojamas taip. Iki 6 metų tai yra šaukštelis į 200 ml vandens, geriausia yra ryte, tiesiog jisai vis tiek duoda ir duoda energijos, ir tonizuoja. Ir jeigu tai yra vaikas jau kuriam, pavyzdžiui, 10 metų, tai nuo 7 iki 12 metų tai yra būtent 2 šaukšteliai ir galima vartoti 1 šaukštelį ryte, 1 vakare arba abudu ryte. Vienas dalykas, ką noriu perspėti, kadangi tai yra labai turtinga sudėtis, jūs matote ekrane tą sudėtį, čia yra, įsivaizduokit, čia yra ir česnako ekstrakto, ir brokolio ekstraktų, ir apelsino ekstraktų, ir gervuogių, tai yra ant tiek turtinga sudėtis, kad kartais vaikai būna taip, dėl 2 priežasčių. Ir dėl sudėties pločio nepriima šito produkto, tai yra jiems nebūna jisai skanus. Ir antras momentas dėl to, kad yra parazitų, jie irgi nenori vartoti šito produkto. Ir pas mus yra atvejis, kai tiesiog netgi būna, kad vaikas ir išvemia, bet ne dėl to, kad jam ten kažkas netiko, o dėl to, kad jo tenai virškinamajam traktui netiko, taip. Ir mūsų vienas iš pediatrų, ką pasakė, sako, tada darykite būtinai vaikučiams prieš duodami junior būtent pilvuko masažą, tai yra suaktyvinti tulžį, ir tada tiesiog mažais gurkšneliais sugurkšnoti šitą gėrimą, tai čia vienas niuansas. Kitas niuansas tiesiog tada mažinti dozuoti ir, pavyzdžiui, pusę šaukštelio gerti į, sakykime, 100 ml vandens. Tai čia vienas niuansas. Ir antras niuansas, ką dar norėjau pasakyti, atsiprašau, labai greitai kalbu, noriu viską spėti, šiandien turiu berods 10 produktų jums papasakoti. Taip. Jeigu prisiminsiu, pasakysiu gerai, kurį niuansą dabar pamiršau. Turėjau omeny 2 niuansai. Tai va, tai čia yra vaikiškas junior kokteilis ir tai yra būtent vaikučiams skirtas kokteilis, kuris duoda vitaminus ir mineralus. Taip, toliau noriu papasakoti šiek tiek apie imunogeną, apie jį dažnai klausia žmonės ir kas tai yra produktas, kuris skirtas mūsų kraujotakos sistemai, kai yra, sakykime, venų varikozė, kai yra aterosklerozinės plokštelės, kai yra, pavyzdžiui, padidėjęs kraujospūdis. Šitas produktas, jisai ką daro, jisai padeda gamintis mūsų organizmui azoto oksidui. Ir azoto oksidas būtent tai yra profilaktika mūsų kraujagyslių vidinių sienelių, kad jos būtų švarios, kad jos būtų stiprios, tai yra ir valo, ir stiprina mūsų kraujotakos sistemą. Tai va šitas produktas, jisai puikiai profilaktika venų varikozei. Tik vienas niuansas, visa mūsų gydytojų taryba, kuri yra virš 350 žmonių, jie ką rekomenduoja? Praėjus tik tai bazinį kursą, tai yra rytinį ir vakarinį kokteilį, taip, arba, sakykime, Poweris su Restoreitu, arba Basicas Activizas Restoreitas, tik tai tada pradėti po mėnesio šitą produktą vartoti, dėl to, kad jisai yra labai labai stiprus, labai stipriai veikiantis. Ir jeigu jūs norite pamatyti rezultatus su šituo produktu, tiesiog užeikite į atsiliepimų grupės, jūs pamatysite, kaip gražiai be operacijų žmonės susitvarko venų varikozės atvejus. Tai va, tai čia yra imunogenas, jisai yra kapsulėmis, nėra daug pas mus produktų, dabar bijau, matau 3 produktai, kurie yra kapsulėse čia tik tai, o šiaip tai visi produktai yra miltelių pavidalų tirpus vandenyje. Bet šitos produktus, ką galima padaryti, juos tiesiog iš kapsulės galima išimti ir suberti, pavyzdžiui, į tą patį gėrimą arba į tą patį maistą. Tai va, jeigu jums, sakykime, yra problema praryti tabletę. Dabar D-drinkas. Iš tikrųjų, kas norite su mumis kartu grupėje valytis organizmą, tai yra detoksikuoti, tai labai kviečiu. Kovo 3 dieną mes 2 savaitėms startuojam su detoksikacijos programa ir čia yra unikalus gėrimas, tai yra 14 dienų kursas ir čia jūs matote, yra ir brokolio ekstrakto, ir dilgėlių ekstrakto, yra ir chlorela, ir spirulina, margainis yra, kurkuminas, imbieras, yra labai turtinga sudėtis. Ir ką šitas produktas daro? Jisai valo tarpląstelinį skystį, jisai valo kepenis, inkstus, virškinimo traktą. Tai yra taip, kaip mes, sakykime, turim generalinę tvarką namuose,
kartą, pavyzdžiui, į metus arba kartą galbūt netgi keletą metų, tai iš principo mes turim daryti generalinę tvarką ir su savo organizmu. Tik vienas perspėjimas irgi iš gydytojų tarybos, kad šita detoksikacija, kadangi jinai yra labai stipriai valomas organizmas, pajudinama tai, kur netgi, sakykime, paprastos skaidulos negali prieiti, tai turėkit omeny, kad jį irgi galima daryti po mėnesio bazinio kurso, ne anksčiau. Tai vat mėnesis bazinis kursas ir tada galite pradėti. Ir vienas pastebėjimas, kad geriausia organizmą valyti prasidedant delčiai. Tai turėkit omeny, kad tam tikros mėnulio fazės jis irgi gali įtakoti jūsų organizmo valymosi procesus. Tai detoksikacijai kviečiu, turim atskirą grupę, tikrai prisijungkite. Dabar celšutas, vienas iš unikaliausių produktų, skaniausių, sakyčiau, ypatingai jį mėgsta tie, kurie galbūt labiau linkę prie saldžiai valgyti, galbūt gerti. Tai iš tikrųjų unikalus produktas. Čia nėra cukraus, nei viena mūsų produkte nėra cukraus. Yra naudojama stevija, labai aukštos kokybės stevija ir dėl to šitie gėrimai skanūs ir saldus. Ir čia kas yra? Cel tai yra ląstelė, šut yra apsauga. Tai yra ląstelių apsauga. Ir mes jį vartojam arba kada yra padidėjęs gripo epidemijų atvejais, taip, kada yra virusų daugiau, kada mūsų, žinom, kad imuninė sistema susilpnėjus, galbūt po antibiotikų, kada, sakykime, jau apsergam arba jau jaučiam, kad yra kažkokie tai simptomai būtent susirgimo, gripo, tai va tada galima šitą produktą vartoti ir tiesiog pastiprinti savo imuninės sistemos atsaką. Ir kas čia yra labai gerai, kad visi ingredientai, jie yra miceliuoti ir jie nesikaupia mūsų organizme. Tai yra visi vitaminai, kurie yra tirpus vandenyje, jie nesikaupia. Jie ateina į mūsų organizmą, padaro savo darbą ir išeina lauk. Dėl to perdozavimo čia negali būti. Tai ką mes turim celšutę? Celšutę mes turim unikalią sudėtį, tai yra vaisių, uogų ir daržovių polifenoliai. Tai yra tas pats ajurvedinis prieskonių mišinys, kuriame yra kurkuminas. Čia yra vitaminas C, vitaminas E, selenas, karotinoidai. Ir labai noriu jums paaiškinti, kad jūs suprastumėte, kas yra būtent ląstelės apsauga. Vat jeigu paimti, kad mano kumštis, tai yra ląstelė, taip, tai ląstelė yra tarpląsteliniam skystyje. O ląstelės membrana tai yra riebalas. Tai vat karotinoidai, vitaminas A ir vitaminas E, jisai saugo mūsų ląstelę, tai yra mūsų membraną, kad į ją nepatektų virusas ir infekcija. O vitaminas C, jisai plūduriuodamas tarpląsteliniam skystyje, jisai ką daro? Jisai neleidžia, kad į ląstelę irgi patektų virusai ir infekcijos. Tai kai mes jaučiam, kad yra kažkoks peršalimas, ne, galbūt gerklę paniešti, ne, galbūt jau čiaudėjam, galbūt kyla šiek tiek temperatūra, ką galima daryti? 4-5 stiklinės per dieną karšto šito gėrimo, para pusantros ir jūs tiesiog būsite sveiki. Kodėl? Kada atkeliauja virusas į mūsų organizmą, jisai ką bando daryti? Jisai prieina prie ląstelės ir bando ją destabilizuoti. Tai reiškia, išmušinėja elektronus, kad papultų į vidų. Kai membrana yra apsaugota su antioksidantais, taip, E vitaminas, karotinoidai, kai tarpląsteliniam skysty yra vitamino C pakankamai, tiesiog į ląstelę nepateks būtent virusas arba infekcija. Ir taip jūs ką padarysite? Kada virusas įeis į organizmą ir jeigu ten bus pakankamas kiekis antioksidantų, tiesiog virusas neturės ką veikti ir jisai išeis laukan. Tai va taip veikia būtent antioksidantų kompleksas. Jisai labai ką daro? Jisai tinka tiems, kurie mėgsta deginti saulėje, taip pat tie, kurie rūko, irgi saugo mūsų ląsteles, tie, kurie turi onkologinius susirgimus, kadangi tai yra labai stiprus antioksidantai, irgi šitas produktas tinka. Šitas produktas tinka vaikams nešiosioms ir žindančioms. Taip pat būtent tiems žmonėms, kurie turi fizinį aktyvumą labai didelį, tai yra ir sportuoja daug, tai yra produktas, kuris stiprina mūsų kapiliarus ir kraujagyslės tam, kad jie netrūkinėtų, neskilinėtų. Ir žmonėms, kurie dažnai būna prie kompiuterių, prie telefonų, dėl to, kad čia yra karotinoidai, o karotinoidai papuolė į organizmą, mūsų organizmas juos sintetina į vitaminą A, provitaminą A, kuris būtent saugo mūsų akytes. Tai va, tai celšutas iš tikrųjų pas mus irgi yra. Ir dar vienas momentas, va, prisiminiau su vaikišku.
Kai vaikučiai nenori geria Power kokteilį, ką galit padaryti, pusę šaukštelio galite dėti selšutą. Selšutas gerina bet kurio mūsų gėrimo skonį. Jeigu jums kažkuris skonis tiesiog, kaip sakau, neužeina, netinka, skonių draugų nėra, ką galit padaryti? Selšutas pagerina bet kurio produkto skonį. Tai yra produktai tarpusavį nesipjauna. Kodėl? Dėl to, kad yra speciali technologija, kur veikia sinerginis sudėtinių medžiagų tas efektas. Tai reiškia, kad viena medžiaga kitą medžiagą pastiprino, o ne priešingai. Toliau, produktas, kuris man labai patinka, jis labai patogus ir kelionėse, ir rankinukai, ir visur kitur. Kas tai yra? Tai yra IB5, tai yra imunoboosteris, ir 5 dėl to, kad tai yra 5 medžiagos, kurios labai stiprina mūsų imuninį atsaką. Tai kas čia yra? Čia yra, jį reikia sukratyti ir purkšti į burną po liežuviu. Ir kas vyksta? Čia yra 4 miceliuoti vitaminai, tai yra būtent tirpūs riebaluose, tai yra A, D, E ir K2, ir yra aliejai, eteriniai aliejai, kurie yra liposomų forma. Tai vienas iš tokių aliejų yra čiobrelių aliejus, kuris ką daro? Tai yra ir prieš parazitinis, ir prieš uždegiminis, ir prieš grybelinis poveikis būtent šito aliejaus. Ir čia yra dar beta-gliukanai. Tai būtent beta-gliukanai, ką jie daro? Jie įjungia mūsų ląstelių imuninį atsaką. Tai jeigu trumpai tariant, ką šitas produktas daro? Kai jisai papuola pas mane per gleivinę į mano organizmą, jisai 5-6 valandom sustiprina mano imuninį atsaką. Tai reiškia, jeigu aš einu kažkur į parduotuvę, į teatrą, į lėktuvą, į masinės žmonių susibūriavimo vietas, kas atsitinka? Mano organizmas jisai yra žymiai atsparesnis būtent visiems virusam ir infekcijom. Kodėl? Per virusas infekcija jinai papuola per gleivinę. Ypatingai jeigu gleivinė būna pažeista, tai virusui patekti į mūsų organizmą yra žymiai paprasčiau. O čia gaunasi, kadangi yra ir eteriniai aliejai, kurie be abejo sutepa ir mūsų netgi gleivinę, tai yra atstato, stiprina gleivinę, tai virusų žymiai sudėtingiau papulti į mūsų organizmą. Dėl to, kai jūs, pavyzdžiui, skrendate ar einate į parduotuvę, savo vaikui tiesiog pasipurškite, jūsų imuninis atsakas bus stipresnis. Tai yra superinis produktas. Šiaip 3 papurškimai suaugusiam žmogui, nuo 3 nepradėkite. Kadangi yra, matote, ir gvazdikėliai, ir čiobrelių aliejus, ir karotinoidai, ir mėtos ekstraktas yra, ir polifenoliai tie patys, ir beta-gliukanai. Tarsi tai yra pakankamai toks sodrus skonis, ir plus šitas produktas įsisavina 100%. Būtent šitas produktas, kadangi visi riebalai, jie jau irgi yra liposomos formoje, o būtent tirpus riebaluose vitaminai, jie jau yra miceliuoti. Tai reiškia ant tiek suskaidyti, kad viskas per gleivinę keliauja tiesiai mums į kraują. Tai IB5, dabar sąnarių atstatymo programa. Pas mus yra tokia unikali sąnarių atstatymo programa, ir čia kas man joje patinka, kad jinai yra tiek iš išorės padedanti, tiek iš vidaus. Tai Gelenk tai yra sąnarys, o Fit tai yra maitinimas. Tai Gelenk Fit tai yra būtent sąnariams atstatinėti produktas. Jisai yra miltelių pavidalu, ir tie milteliai, jie dedasi į restoreitą vakare, bet jeigu pas jūs yra sunkesnė situacija su sąnariais, galbūt jau yra skausmas, galbūt yra artritiniai kažkokie tai priepuoliai, tai ką galite daryti, ir mūsų gydytojai tą rekomenduoja, vartoti netgi 3 kartus per dieną, tol kol vyks atsistatymas. Tai kas čia yra? Čia yra gliukozamino sulfatas ir čia yra chondroitino sulfatas, tai yra labai gerai veikiančios ir įsisavinančios medžiagos, ir šiai dienai rinkoje tokių produktų yra ir nemažai. Kuo skiriasi šitas? Šito molekulė, jinai yra antiek smulki, kad jų įsisavinimas yra 95–98%. Tai reiškia, kad jisai tiesiai keliauja ten, kur yra pažeidimas, ir tvarko būtent tą vietą, kur yra pažeidimas. Tai yra atstatinėja patį ir sąnarį, plus nuiminėja uždegimą. Labai greitas įsisavinimas, ir kas labai gerai, kad šitam produktui yra ne tik gliukozaminas su chondroitinu, bet yra ir vitaminas C, varis ir cinkas, nes be šitų mineralų ir be vitamino C sąnariai atsistatyti negali.
Taip, ką dar daro? Sąnarių problema iš principo tai yra mitybos ir kraujotakos spragos, dėl to prie šitos programos būtinai reikėtų vartoti bazinį kursą, nes bazinis kursas, jisai ką daro, jisai užpildo mitybos spragas ir gerina kraujotaką, nes tiesiog reikia, kad tuos pačius sąnarius, taip, tą pačią visą sistemą sąnarių aprūpintų kraujas maistinėm medžiagom, ne tik gliukozaminų su chondroitinu, bet ir kitom maistinėm medžiagom. Tai tą turėkit omeny, ten dalyvauja ir kolageno peptidai, ten dalyvauja ir kiti mineralai. Taip, kas dar yra? Čia yra į vidų, taip, o yra iš išorės. Va šitas produktas daugelis žmonių, ką man sakė, kurie naudoja, aš neturiu su sąnariais problemų, aš jo nenaudoju, aš pasakysiu iš karto, bet ką aš stebiu, ką žmonės sako, realiai po 1-2 patepimų praeina netgi labai sunkus skausmai. Šitas produktas, ką jisai daro, jisai vėsina, jisai šaldo, jisai mažina uždegimą, jisai nuima skausmą ir netgi jeigu yra kažkokios žaizdos, būtent ant odos paviršiaus, tai jisai irgi jas mažina ir neutralizuoja. Tai va šitas produktas, jisai veikia būtent sąnarius iš viršaus ir jeigu netgi yra kažkokie tai raumenų skausmai, taip pat irgi mažina ir raumenų skausmus. Tai turėkit omeny, kad 2 produktai Gel & Fit milteliai, kurie geriami į vidų ir Gel & Fit jau med. Matote, čia parašyta med, tai yra medicininės paskirties produktas, tai yra išoriai. Tada dar noriu apie amino rūgštis truputį, tai yra vienas unikalių produktų, jeigu norite pagerinti bet kurio mūsų produkto efektyvumą, tai amino rūgštys yra būtinos. Kodėl? Čia noriu pabrėžti, kad visas mūsų organizmas susideda iš baltymų, tai yra ir imuninė sistema yra iš baltymų, tai yra, iš amino rūgščių, tai yra endokrininė sistema, tai yra organų irgi susideda iš paties baltymo ir dėja su metais mūsų organizmas vis sunkiau geba įsisavinti baltymą. Tai yra, kada mes valgom baltyminį maistą, jisai patenka pas mus į skrandį, skrandžio sultis turi suardyti, po to ardo kiti tenai virškinimo organai iki amino rūgščių. Dėja, su amžiumi mūsų organizmas to padaryti negeba ir kas atsitinka, baltymai pradeda pūti mūsų organizme ir taip netgi padaro daugiau žalos negu naudos. Tai va čia mes turim amino rūgštis, tai yra jau suskaidytas baltymas, tai yra 8 rūšių nepakeičiamos amino rūgštis ir kuo jos čia ypatingos? Jos turi L formą, kuri natūraliai yra mūsų organizme. Tai yra taip kaip mūsų organizme, tai mes tokią formą ir gaunam. Ne iškreiptą, kurią dar reikės perdarinėti, bet tokią formą, kokia mūsų organizmui reikalinga. Ir kas tada atsitinka, mes turime stipresnį imuninį atsaką, taip, nes imuninė sistema irgi paremta amino rūgštim, mes turime netgi geresnę kraujo kokybę, nes pavyzdžiui hemoglobinas, jeigu jūs su geležim nepakeliat hemoglobino, turėkit omeny, kad gali trūkti baltymo, nes hemoglobinas tai yra baltymas su geležies atomais ir tai yra labai svarbu žinoti tiems, kurie turi mažakraujystę arba pastovų trūkumą geležies arba mažą hemoglobiną, turėkit omeny, kad yra kažkur tai problema ne su pačia netgi geležim, nes geležis neturi tiesiog prie kur prisikabinti, o vat būtent su amino rūgščių trūkumu. Mityboje labai dažnas žmogus turi padidintą angliavandenių kiekį, riebalų kiekį ir labai trūksta baltymų. O baltymas yra mūsų visas kūnas, plaukai, visi organai, kraujagyslės ir taip toliau, viskas yra iš baltyminės masės. Tai tą turėkit omeny, o su amžiumi ypatingai mums reikia organizmui padėti gauti papildomai, nes jau iš maisto nesugebam skaidyti. Beauty, vienas mėgstamiausių mano produktų ir tai yra ne tik apie grožį, bet tai yra ir apie mūsų viso jungiamojo audinio stiprumą, netgi apie mūsų organus, nes vidaus organai jie irgi su amžium, kas jie, vat kaip oda nukara, taip vidaus organai irgi bliūkšta. Tai vat kolageno peptidai, ką jie daro, jie ne tik mūsų odą stangrina, bet įsivaizduokit, kaip jie veikia mūsų netgi vidaus organus. Tai yra vidaus organai pasitempia ir atsistato į tam tikrą vietą ten, kur jie turi būti. Tai ką mes čia turim? Šiai dienai daugelis ir moterų ir vyrų naudoja kolageną, tik tai vienas toksai niuansas, reikia atsirinkti, kokį kolageną vartoti. Jeigu tai yra kolagenas, kuris yra kolagenas, tiesiog parašyta,
Tai jūs gausite rezultatus tik tai tol, kol jį vartosite. Ir iš dalies organizmas apsigauna, įsigauna kolageną ir sustabdo savo kolageno gamybą. Po 30 metų mūsų organizmas ir taip nustoja sintetinti kolageną, o ir su kiekvienais metais po 1% vis mažėja. Tai įsivaizduokit, kada mums yra, pavyzdžiui, 60 metų, tai 50% kolageno mes jau neturime. Tiesiog mūsų organizmas jo nepagamino. Ir kai mes gaunam kolageną, būtent kaip baltyminę struktūrą iš išorės, mūsų organizmas iš vis eliminuoja tą procesą savo ir galvo, aha, ateina iš išorės viskas. Bet beauty yra kitoks produktas. Čia yra kolageno peptidai. Tai yra jau suskaidytas kolagenas. Tai įsivaizduokite, kolagenas tai yra karoliai, o kolageno peptidai tai yra karoliukai. Ir kas atsitinka, kai jie papuola į mūsų organizmą? Jie susijungia su mūsų ląstele ir tada skatina mūsų natūralią kolageno sintezę. Ir kas įdomiausia, kad po vienos pakuotės mūsų kolageno koncentracija organizme pakyla 65%. Ir tai ne mano pasakyti žodžiai, tam buvo daryti klinikiniai tyrimai, kurių dėka būtent buvo įrodyta, jog šitas produktas jisai labai didina kolageno koncentraciją mūsų organizme. Kas tai yra? Tai yra pasitempusi oda, tai yra stangresnė oda, tai yra be abejo stipresni mūsų plaukai, tai yra stipresni mūsų sąnariai, raiščiai, taip, tai yra visas jungiamasis audinys, visas netgi kūnas, viso kūno oda, jinai pasidaro stangresnė. Plius, kas čia įdomaus, čia yra ne tik kolageno peptidai, bet čia mes turime ir vitaminą C, čia mes turime cinką, tai yra irgi medžiagos, kurios prisideda prie kolageno sintezės, tai yra prie kolageno gamybos mūsų natūraliai organizme. Dar vienas momentas, aš pasidomėjau specialiai, kadangi jūs matote viršui, va čia yra black rice extract, va čia yra labai ypatinga medžiaga. Tai yra juodųjų ryžių ekstraktas, kuris savyje turi ir cinko, ir geležies, ir seleno, ir silicio, ir tai yra labai stiprus baltymas. Tai yra iš būtent juodųjų ryžių ekstrakto su vitamino C pagalba mūsų organizmas gali gaminti natūraliai kolageną papildomai. Plius ten yra antocianinai, tai yra priešuždegiminiai, priešvėžiniai, tai yra blogąjį cholesterolį netgi mažinantis būtent sudėtinės dalys. Tai kolageno peptidai, varis kontroliuoja mūsų odos atspalvį, tai yra, pavyzdžiui, jeigu pas jūs yra pigmentacija, turėkite omeny, kad vario ingredientas, jisai ką daro, jisai gerina odos atspalvį. Taip pat yra, tuoj žiūriu, ar visus susakiau, vitaminas E. Vitaminas E yra jaunystės vitaminas, kuris stabdo senėjimą. Ir plus, nepamirškit, čia yra labai unikali formulė dėl to, kad yra irgi NTC. Po 3-4 minučių visos medžiagos yra kraujyje ir rezultatai labai greiti. Pirmas 2 savaitės moteris, vyrai rečiau naudoja, aš pasakysiu, moteris dažniau naudoja šitą produktą, pirmos 2 savaitės jau mes matom rezultatus. Plus beauty tai yra puikia profilaktika celiulitui. Tai jeigu norite ruoštis vasarai, tai ruoškitės dabar. Ir kas dar... Tai yra anticeliulitinė programa. Kadangi artėja vasara, tai aš irgi noriu šiek tiek apie ją papasakoti. Tai yra kapsulės ir yra atskirai losjonas kūnui. Ir kas čia yra įdomaus? Čia mes turime tokį dalyką kaip gebėjimą organizmų paimti riebalą, nunešti jį į ląstelę ir ten sudeginti. Tai kas atsitinka? L-karnitinas, va čia jūs matote, čia yra L-karnitino pagrindu. L-karnitinas, kada jisai papuola į kraują, o irgi čia yra NTC technologija, jisai aptinka riebalą, jį paima ir jį nuneša į ląstelės mitochondriją ir ten virsta tas riebalas energija. Jeigu kraujyje nėra tų riebaliukų, ką jisai daro? Jisai keliauja į kepenis ir iš kepenų, jeigu pavyzdžiui yra kepenų užriebėjimas, jisai ten paima riebalą ir neša jį į ląstelės mitochondriją, kad ten sudegtų, taip? Jeigu yra riebalų atsargos, tai yra kažkur, tai nežinau, pilvukas, sėdmenis, šlaunis, rankos, taip toliau, jisai ten irgi keliaus, paims tą riebalą, neš būtent į ląstelę, į ląstelės vidų, kad ten sudegtų. Vienas niuansas, jums reikia netingėti. Tai yra, kada jūs vartojat šitą produktą, ką aš darau? Aš išgeriu 2 kapsulės ir tada einu arba vaikščioti, tvarkytis, einu ant sportinio takelio, ta prasme, tai yra fizinis krūvis.
kadangi turi degti tas riebalas, tai vat būtent šitas produktas jums padės deginti riebalą tada, kada jūs irgi jungsite savo aktyvumą. Išgėrėt 2 kapsulės arba galit, vat gydytoja mūsų, ką sakė, vieną prieš sportą, kitą po judėjimo. Galit ir tai padaryti. Ir tada pas jūs mažės būtent riebalinės sankaupos, taip? Tai čia yra kapsulės. Kas dar su jom? Ir anticeliulitinis kremas. Tai jisai ką daro? Jisai gerina kraujotaką, jisai stangrina odą, tai yra gerina netgi odos atspalvį, būtent ten, kur, sakykime, pas mus yra celiulitas, taip. Ir kas man labai patinka, kad jisai veikia, žinokite, pirma, antra savaitė jisai jau duoda savo rezultatus. Tai yra, jūs matysite ant kūno, kaip jūsų oda atrodo. Aš kai pradėjau naudoti pernai prieš vasaros sezoną šituos produktus, tai mano vyras juokėsi iš manęs ir vadino mane delfinu. Nu, delfinas, įsivaizduojate, jisai toks lygus, tai jisai glostydavo mano kojas ir sakydavo, kad aš delfinas. Tai iš tikrųjų produktai unikalūs, plius čia yra ir skvalanas, čia yra ir koenzimas, čia yra ir ekstraktų labai daug, aliejų, kurie būtent padeda irgi išjudinti tuos mūsų susikaupusius riebaliukus, tam, kad jie irgi galėtų pakliūti būtent į ląstelę ir ten sudegti. Tai va, tai